Thank you, sir. Nu va, tai žodžiu. Kažką. Norėjom, kad būtum ta tokį dabar šitą nakvynę išskirtinė, nes dabar šitą viskas pasukom link Manilos, pirmą dieną jau važiuonam jau link, nu negali sakyti link sumų, mes dar ten skrėsėm į ton salą, bet jau su motociklas jau persiverti antrą pošį, dabar jau persiverti antrą pošį keliuojant. Va, ir norėjom išskirtinės tos nakvynės, nu blemba, gavom išskirtinės, taip stipriai išskirtinės. Pavalgėm žuvis atrodė šviežia, viskas gera. Tai taip jau pažiūrėjom, tai greičiausiai ta karališkoji skumbrė buvo. Skaniai tikra, niek nepasakyti. Nu ir tada buvo ten, jau nuėjom į kambarį. Aida jo prieš tai dar, tipo, ar gal nusipraust, jo, čia tipo dušas ir viskas. Tas dušas tai šilto vandens nėra. Nu, zin, kam reikalingas tas šilto vanduo čia Filipina. Bet tas šilto vanduo čia mažiausiai bėda, esmė, kad gali hidroforą tokį, kad ir netor. Ir tai greičiausiai kažkur bačką pakelda ir tas dušas, jeigu aš ten pakel, praeitą minėjau, kad ten va čia vis vykti, tai čia buvo 3 kartus mažėti. Tiesiog bėga toks, kad iš tuo osmozės kranioką, tuo laterelę, tie bėga iš dušas. Tai pusę valandos prausiausiai, kol moilas išplovė. Pusę valandos. Nu gera, tai šitą gal gyventi. Turim festivalėm vis paėjom mėguoti. Kažkur ten dar apie 10 valandų paėjau mėguoti visi. Atsibūna naktį. Toks vanduo, Monika. Ant veidą, va. Įsivaizduoju. Ant veidą. Tai pasirodo, blemba. Visą naktį, nu ką, ne visą naktį, bet vakar ką ir lėja. Ir lyn, matytas toks peršlapa. Pradėjai blemba varyti per stogą, įsivaizduoju, vanduo. Ir grina, ir pas mani pas Denis per gipsą plokščius sujungėjimą. Nu, į blemba tokia pataiky, kada sujungėm teisę, man vis galvos. Na, ačiū, kad nemalonė buvo. Ir vis tiek, prasibodau, dorną mintį, kupą dariau, pagalvium galvos susidėjau, tipo čia maždaug mėgos, tegul aš tos pagalvius. Paskiau te prasvikino galvoj, blekoną šitą darau. Paėmiau to lovą, vis atsitraukiau į kambarį, užvedu ir galvoju, nakai tegul aš ant žemės. Nu, bet šitą nieka. Pamint, kad sakiau, kad lūpos razėdė. Tai pas Denisas pradėjai per tą razėdį vanduo bėgti. Tiek kondicionierius jų šaudyt pradėjai, automatą nemaž. To būdavo koks 30 amperų įkaltų. Blemba, tai gera, kad unta ten pasanutas protą balsas buvo, tai nuėję įjungė automatą ir ištraukti tą razėdį. Blemba, juk negalėjom užsidegti, bet galėjom supleškėti su viskuo. Tai karoči, nu tipo buvo per liūdį, jo gal supleškėti teorišką. Nu, arba pavyzdžiui užduoti smalkę, ne, irgi variantą. Irgi, manau, irgi būtų visai nieko. Tai žodžiu, tai sakau, toks iki rytą, atsibūdom, jo, žiūro, blemba, elektros negalvoj, kad čia dabar, jo, kad esi žiūrį nepagalvojau. Tai žodžiu, nuėjom pusryčių, pavalgėm. Žodis aplinko ten pūrė atlakštą. Jau tai šitą pusryčią irgi ten jau kiems, nepasakytum, kad bloga. Nu, bet aišku, laiks parodyti, jeigu neprasvyksta ir viskas gera. Bet tada gal sakyt, kad gal visai skane buvo. Na va, tai dėk, tai iš esmės viskas apipainė. Ai, žemės drebėjim vėl judu. Bet apšvelnė, toks lyg apšvelnė, ten stumdydom va tokį greičių grina. Jau aš sėdum plastikinti kėdės ir aš jau galvoju, man čia kliučian. Nu, tiek, va, čia šuniais nepartrenkiau. Ir aš jaučiu, ačiū moniai kliučian. Vem supaujas, galvoju, man čia vaidina. Sakau, Denisas aptavai, sak supaujas ir aš nala. Tai va, buvau žemės drebėjim. O ten to pusė, ten va, čia yra tas ramusis vandenis. Ir apie 50 km nukranta, ten jau yra prasidės šitos, nu ne Marijanų įduba, bet yra ten, nu kiek tas plyšys, bet ta pati Lietosferos plokštė. Tai
ten kažkur yra apie 8 km giliau. Tai žodžiu, čia jau ir tas tikras ramusis vandenin, čia yra ta tikroji šita Polinezija. Tai, nu, tie, dabar ką pagalvojau, tai blemba, jo, nu rimta, tai čia kažkas. Čia ta tikroji Polinezija, jo. Tai va, pasižiūri tų ramų į vandenyną. Jo, kažkur taigi dabar tas mostus plaukia. Kažkur tai netoliai, kažkur įplaukia. Nu tai toks tas ramus vandenys, toks atrodo, nu baisas atrodo toks. Mastink, kaip čia pasakyti. Keita atrodo, keita. O, čia yra mangrovės, čia tai medžiai, kur surimundinė auga. Va, jo. Они tokie labai specifiniai yra, va matos, išsiraitę tokiai, aniai neaukšti, nu ta prasme faktas, kad droska veikanus. Tai va, tai čia šitą va į lapuką numažesnį, viskas, nu žodžiu, labai įdomi. Ir greičiausia, nu šapnis turėtų būti labai gelis. Geriam kavos, blemba, tiek motaik pasitais. Normalios kavos, čia tikras, skani kava buvo. Emails padarė. Viena maža tų emailų irgi yra. Ir padarė, tas balsas, čia atrodo visai kaip niek mergas. Yes sir, I'll get your coffee. Nu, į tada pradėjai dainuovis. Bet ta prasme, žiaurė gražia, ten X-Factoriau jaučiu. Gaudom iš Prūsaičiaus minimum ten auksinį. Nu tikrai gražia, padainavo, dalis nepavėžėjimui. Sak, nu iš kas, vis tiek transas. Bля. Jaukingas, man kompanijonas. Tai va, tai geros kavos padarėm, blemba. Atsigėrėm da mozzarellos, tik pavalgėm. Nu žodžiu, maladės. Čia vaizdėlis dar. Gera, ne? Pirmą valandą vėl reiks paėm, tai dabar laikysiu kažkokios valandos, nebus sunkiai neužmėgti. Ir tada praeisi vėl normaliai, bet dabar taip namas sunkiai. Gailka saulinė, tai sakėte patrodyti. Tai tokiam gražia. Geriau kavos upėjiną, aš nežinau, blėm. Jaučiu, kad apsitrėjusiu dabar. Tipaus skane. Pavela tuoj. Kažką aptaro blogai nuo jausų. Blemba, tipaus skane apsitrėjusiu. Paėmiau dėl visą kojas servetėlių dar. Kažkas pilvėlį pradėt skaudėti. Tikau, kad čia gal spaus, lemba pūslė, gal mištis nenori.
laukiniai bananai. Matai kokie mažiukai. Dabar tikrai nematė. Kol kas čia buvo kosmosas, kažkoks tai kalnas, tas vandenin. Mūsų viešbutis. Visai gražus. Nebrangia. Розалинда. Nenusitiek batukų dabar. Gera. Oi. Kelsiam kojelį. O, tas pamatys, galvoja. O, какой jis baltas, kas anam yra. Tepšina, va. O ko ne? Gal į tepį važiuoju. Gera, kaip maivytis. Gera, da, biškiai. Trekščiam tik išjungi. Eik tu, načio, tai vis tiek. Nu, aš tai čia tikrai nesimaudysiu. Hello, sir. Gal galėtum, bet eik tu savo kokiam šiukšlynį. Nežinau. Kokiam šiukšlynį. Tai žvejė, man atrodo, ne? Taip. Atjungt vandens čia gyvena. Blemba, čia nekoks tas, nežinau. Nėr čia kur. Hai. O Jėzau, kiek mergelkom telpa. Kaip jinai sakė labai gerai. Nu, jeigu čia geriausia vieta, kur galima nusimaudyti, tai aš manau šiandien nesimaudysim. Nu, lyg ir čia. Jo. Matavom, kiek nebesiorientauju visai. Vapšė.
Esam čia dabar jau pakeliu link namų. Sustojom tokiam viešbutyje čia. Šiaip neblogai vertinsi, ne gal to nebloga. Toks gal ir padrožts, tas padrožiams toks, nežinau, čia daugiau jaučiu tą drėgmė čia paveik, ne tik kad madrožs, kiek drėgmė paveik to viešbutį. Tai va, toks ne tai kad madrožs, bet, nu, gražiai visai tvarkinga atrodantys viešbutis su vaizdu į ramų į vandenyną, šiek tiek matos, blemba nežinau, man įspūdinga tas vandenynas, atrodo kažkoks, sakau, kažkokį didžiulį gali, tiesiog matos tokį, tos bangas, viskas, nu, nežinau, nu, tur kažkokį savo tų žavesiaus, tai va, mes tai nieko šitą. Atvarėm vakar, bandėm susirasti, kur nusimaudyti, tiksliau nesusirasti, mums pasakė, kur varyti, mes ten nuvarėm, ten, taip kad mes suprantam, tai ten negali maudytis, nu panašiai, lyg į tokį vietą nuvarėm, kaip Nido, kur yra prieplauk, kažkas tokį, tipo, maždaug nuo prieplauks maudykės, tai thanks, bet no thanks. Tai va, tai grįžom, niek nepešė, tai po to šitenis storškės šitam tame baseinė. Aš biškį savo darbus ten dariaus ir visai nieko buvo. Ir po to dar labai skanę vakar pavalgėm. Va, tai mūsų šiandienos planas yra varyti į tokią kietą salą. Net ne už to iš Kišuliaus, bet dar už vieną iš Kišuliaus, ten jeigu matos kažkur toliai. Ten Biri Island vadinas, kur uolas tokis turėtum būti išskaptautas vandens ten. Ir va, ir tada nakvosiam jau tikriausiai paskutinį kartą šitą salą. Į kietą salą jau nesikelsiam, bet jau čia tikriausiai paskutinį kartą jau nakvosiam. Ir tada viskas jau ryto kelts ir dar 3 dienelis, kažkur 3 dienelis. Ir viskas grįžtam į Manilą, bet ne į pačią Manilą, o dastosiam ten tokiam Batangas. Nes, nu bent jau pasižiūrėjau, kad ten tipo labai geri atsiliepimą, kad ten reikia nardyti. Nu ir bandysim vat panardyti. Tai va, tai tiek.